pasiruošiau, kaip matėt, užsidėjau kaukę ant lūpų, panaudojau dar 2 produktus iš tų, apie kuriuos šiandien ir pasakoju. Tai vat padariau tokią mini įžangą, kur matėt gaminius veiksme. Klausit, kodėl korėjietiška kosmetika? Dėl to, kad jinai yra tiesiog labai įdomi visom prasmėm. Ir tikrai puikiai žinot, kad jau ne metus, ne 2 ir turbūt ne 5 visa grožio industrija, visa grožio bendruomenė yra pakvaišusi dėl korėjietiškos kosmetikos, dėl kaukių, losjonų, ypač dėl kaukių. Nes, kaip ten bebūtų, korėjiečiai sugeba sugalvoti tiesiog įdomiausių technologijų ir visokių įvairiausių ingredientų, kuriuos panaudoja, kuriant savo grožio produktus. Tai aš šiandien čia turiu keletą produktų, kuriuos mėginau, jie man buvo visiškai nauji. Aišku, kaip visada, juos visus galite rasti Drogas parduotuvėje. Ir pasidalinsiu įspūdžiais, o čia turiu viską susikrovus. Ir, žinokit, labai faini produktai. Man tos produktus atsiuntė išmėginti. Ir žinokit, kai kuriuos jau pirkau pati, būtent kalbu apie kaukės, nes labai gerai. Tai gal nuo kaukių tada ir pradėsiu. Čia bus 2 brandai pas mane šiandien ir juos mėginau pirmą kartą. Ramu, gerai. Tai va, pirmas dalykas, kuris man turbūt labiausiai patiko ir padarė geriausiai įspūdį ir beje mano Instagrame sekėjos labai daug žinučių rašė, klausė, sakė, aš kaip tik galvojau apie tai, ar yra toks dalykas. Taip yra, o kalba eina apie pagurklio mažinimą. Čia yra V-Line Chin Up Mask. Brandas yra net nežinau kaip ištarti. SOAE. Žodžiu, V-Line Chin Up Mask. Lifting, Firming, Chin Up. Tokios būtent formos, kaip čia nupiešta. Jinai ją užsidedi štai taip ir tada užsikabina ant ausų, labai lengvai prisiklijuoja, nueina šiek tiek iki čia, gaila, kad neturiu parodyti, nes šiandien čia mano antras pakelis ir jau šiandien vėl panaudojau ir išmečiau, pamiršau. Esmė yra tame, kad tu užsidedi, labai gerai priglunda ir užsikabinant ausų labai patogu, gali daryti, ką nori. Ir taip vaikštai kokias 45 minutės. Ir šitas procesas, kaip prašo, bent jau turėtų pastangrinti ir pakelti visą šitą dalį. Niekam nepatinka pagurklis, niekas jo nenori, tai kodėlgi, jeigu yra prevencinė priemonė, kodėlgi jos nepabandžius. Tai labai patiko, labai. Jau vien už idėją yra 100 balų, už išpildymą yra 100 balų, dėl to, kad labai patogu su ją būti ir su ją nešioti. Aišku, po 2 kaukių kažkokio tai efekto pasakyti negaliu, bet šitą gaminį noriu naudoti toliau ir bandyti. Ir vėl antras pakelis, to pačio brando, kurio nemoku ištarti pavadinimo, yra Peel and Glow 2-Step Mask. Tai yra 2 žingsnių kaukė. Pirmas žingsnis yra nušveisti odą tuo pilingu, kuris yra čia pridėtas, išmasažuoti, nusiskalauti ir tada nusausinti, aišku, ir tada uždėti reikia lakštinę kaukę, kuri yra supakuota čia. Tai jeigu pirma dalis nušveičia ir paruošia odą kaukiai, tai lakštinė kaukė nuramina odą ir padrėkina, suteikia švytėjimo ir, žodžiu, šiek tiek pašviesino. Tai irgi labai fainas produktas. Man ypač patinka dėl to, kad turi alavijo turi sudėtyje ir labai drėkina odą labai gerai. Dabar tada pašnekėsiu apie kaukę, kuri man nelabai patiko. My Collagen Hydrogel Lip Patch. Irgi to pačio brando, kurio negaliu ištarti. Tai yra tokia, dėjau va čia atgal, rožinės spalvos, toksai kaip, nežinau kaip pasakyti, žodžiu, toks gelinis toksai dalykėlis. Šiaip esu bandžiusi
tokio tipo lūpų kaukių. Jos tikrai visos labai gerai veikia ir šita gerai veikia, nes tikrai labai fainai padrėkina lūpas, bet su šita būtent tiesiog, neįmanoma, ta prasme, nei atsigulus, aš jau nešneku apie atsisėdus arba vaikščiot kažką daryti. Čia tik tai gulėt ir nejudėti, nes, nesilaikant lūpą, tiesiog. Bet šiaip veikia labai puikiai, nes prieš užsidedant lūpas buvo labai išsausėjusios ir net skaudėjo kelios vietose, tai padrėkino tikrai labai gerai, net neturiu priekaištų, bet, kaip sunku ją išlaikyti tiesiog. Tai nebent, jeigu šiaip gulinėjat, serialą ar kažką, tai tikrai galima palaikyti ir tikrai duos efektą tikrai, bet kad nelabai patogu, tik nelabai patogu. Gerai, ir šito brendo dar turiu Diamond Glow Peel Off Mask, kurią irgi matėt, kaip buvau užsidėjusi. Visų pirma, man nerealiai patinka jos spalva, tokia, kaip matėt ant veido, tokia kažkokia perlinė, kaip sidabrinė, labai gražiai blizga. Tikrai labai įdomus ir toks kitoks procesas, nes jeigu aš visada galvojau, kad labai smagu yra teptis tokia juoda kaukė ant veido, aišku, ją irgi smagu tep, bet tokia sidabrinė, perlinė spalva dar tokį geresnį efektą suteikia. Ir vaikas bent jau nesigazdina manęs tada. Šiaip kaukė tikrai dengiasi lengvai, kvapas gana stiprus, bet neerzina. Išdžiūna irgi per kokį 15-20 minučių, gal 20 nereikia, 15 minučių užtenka, kad išdžiūtų ir tada labai lengvai nusilupa. Reikia stengtis užtepti gana tolygiai, nes ten, kurio šiek tiek daugiau, jinai nenusilupa, jinai tiesiog net neišdžiūna. Tarkim, kažkoks viršutinė dalis produkto nusilupa, bet paskui vis tiek lieka kažkokių tai tokių vietelių, kur yra daugiau to produkto ir tada jį tiesiog reikia nusiplauti. Bet tikrai labai fainai, labai skaistina odą ir labai atsigauna ir šiaip pats procesas labai smagus. Tai man tikrai žiauriai patiko šitas. Toliau turiu dar kitą brandą, vadinasi Pink by Pure Beauty. Pink linija turbūt by Pure Beauty. Tokios pakuotės. Pas mane čia yra Blur Cream, Dewy Lotion ir Spot Essence. Turbūt mažiausiai šitą sugalvoju, kur panaudoti, nes neturiu kaip ir tokių problemyčių. Čia yra Spot Essence, toksai kaip tamsių dėmelių naikinimų, tokia kaip esencija. Mažais kiekiais galima pasimti šiek tiek to produkto ir jeigu yra, tarkim, aš įsivaizduoju po aknės arba kažkokių randelių naikinimui, tai randelių ir patamsėjimų. Taip, ir dar turiu Dewy Lotion ir buvo paskui Blur Cream. Man nerealiai patinka šitas dėžutės, taip smagiai atrodo. Tikrai fainai tokias laikyti pas save kosmetikos kolekcijoje. Vien gražiai atrodo labai mielai. Sudėtyje yra hialurono rūgštis ir žirnių ekstraktas. Kaip ir, kai sakiau, korejietiškai kosmetikai tikrai labai įdomus ingredientai. Apie žirnių ekstraktą daugiau jokio kitoje priemonėje dar nesu girdėjusi. Ir bent jau pažada, kad padeda apsaugoti odą, drėkina ir išlaiko ją švytinčią. Tai padrėkino tikrai produktas labai lengvas ir galvojau, kad bus per daug lengvas, nes aš jį tepiau iš karto po nusiplaus kaukę. Tai dažniausiai man losionai nepadeda, nes oda tikrai linkusi sausėti, tai reikia dažniausiai sunkesnės priemonės, bet tikrai labai fainai sudrėkino šitas pakako, labai nustebau. Ir paskui naudojau ant viršaus Blur Cream. Šitas Blur Cream turi švelninamąjį efektą, padeda šiek tiek sulyginti poras. Neturi sudėtyje nei parabenų, nei alkoholio, tai tikrai labai fainas, lengvas ir draugiškas odai produktas. Losioną dabar išbandžiau tik tai pirmą kartą, nes kažkaip vis ryte pamiršdavau jį pasimti ir vis bijojau, galvojau, kad tikrai bus mažoka man drėkinimo, bet tikrai labai puikiai drėkina. O šitą naudoju turbūt antrą savaitę ir išbandžiau su Blur Cream čia, yra jeigu ką. Išbandžiau su keletu skirtingų makiažo pagrindų, tiek lengvesnių, BB cream, su didesniu maskavimu, mažesniu. Tai puikiai veikia
visur. Jeigu iki šiol bandyti tie tokie blur tipo primeriai ir visokie tokie panašus dalykėliai būdavo labai išsausina mano odą ir ypač labai netinka skruostų zonai, tai šitas to tikrai nepadarė, likau labai nustebusi ir jis neturi tokio silikoniškumo, ką daro dažniausiai poras slepiantis primeriai. Labai rekomenduoju. Labai greitai perbėgom šitą mano korėjietiškos kosmetikos apžvalgą. Tikrai labai noriu dabar išbandyti kuo daugiau įvairiausių korėjietiškų kaukių veidui ir ne tik veidui. Tikrai labai rekomenduoju išbandyti. Ieškokite naujų, įdomių priemonių su kitokiais ingredientais. Galbūt tai ir bus būtent tai, ko jūs ieškojate, o korėjietiška kosmetika tikrai yra labai nebrangi ir labai džiaugiuosi, kad yra kas atveža jos ir pas mus į lietuvėlę. Jeigu jūs klausit, kokį vieną patį pirmą dalyką pirmiausia reikia nusipirkti nuvažiavusi draugą, Chin Up Mask. Tai tikiuosi, jums patiko šitas video. Jeigu esate išbandę kokį nors super nerealų korėjietišką grožio produktą, pasidalinkite būtinai komentaruose, nes tikrai labai noriu dabar išbandyti kuo daugiau visko. O tikiuosi šitas video jums buvo įdomus. Nepamirškite prenumeruoti draugo kanalą,